Visi šie žodžiai atrodo labai panašus, bet anglų kalboje jie turi skirtingus atspalvius ir vartojimo kontekstus. Kai mes nurodome skaičių arba kiekį, sakome one. Pavyzdžiui, I have one daughter. Aš turiu vieną dukrą. Kai norime perteikti reikšmes vienintelis, pavienis, tik vienas, vartojame žodį single. There was not a single person in the park. Parke nebuvo ne vieno žmogaus. Žodis single taip pat dažnai vartojamas reikšmėje vienišas, nevedęs, netekėjusi. Is he married or single? Ar jis vedęs ar vienišas? Taip pat single tinka kalbėti apie vienamasmenius kartus daiktus. Vienviečius, atskirus į vieną pusę. Single room – vienvietis kambarys. Single bed – viengulė lova. Single ticket – bilietas į vieną pusę. Kai žodis vienas reiškia be kitų žmonių arba vienišas, sakome alone. She lives alone. Ji gyvena viena. I feel alone. Jaučiuosi vieniša. Panašiai skamba būdvardis lone, kuris yra labiau literatūriškas ir poetiškas žodis. Jis reiškia vienišas, atsiskyręs, nuošalus. Pavyzdžiui, alone traveler – vienišas keliautojas. Formalioje kalboje, pavyzdžiui, oficialiuose tekstuose, neretai galima sutikti žodį sole su reikšme vienintelis vienas toks. Mrs. Brown is the sole owner of the house. Ponia Brown yra vienintelė namo savininkė. Šiam žodžiui giminingas būdvardis solitary, kuris turi reikšmes vienišas, atsiskyręs, atskiras, nuošalus, pavienis. Šis būdvardis dažnai vartojamas apibūdinant gyvenimo būdą ir atmosferą. To take a solitary walk – vaikščioti vienam. Solitary village – nuošalus kaimas. Ar visus žodžius prieš tai žinojote? Follow me and learn more about English.